yra problemų su paprasčiausiais verslininkais, kurie vykdo cheminių rūbų valymą, sakykime, ar ne? Nes viskas šalia, tai kažkoks tai akmenos jau sakau, kretingoje šnekant, intakėlis ten, kaip jie sako, ai, koks čia griovelis, nesvarbu, kad čia į tą griovę pateks, o pasirodo tas griovys siejasi puikiausiai ir su Danė, ir su Kuršių mariom, viskas atiteka. Sveiki, dar vienas Memeltalk pokalbis ir patobulintoj studijoje džiaugiuosi turėdamas svečiuose Dalią Žukienę. Jinai šiaip yra turėjusi daug visokių pareigų, pareigybių ir profesijų, bet visi dažniausiai ją žino kaip ekologę. Tai sveiki. Labai diena. Aš visą laiką pradedu nuo Klaipėdos. Nuo asmeninio santykio su Klaipėda. Ar yra kokia mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, kur vis grįžtat ir tokia širdžiai maloni vieta? Na kągi, mėgstamiausia vieta tai yra mano visas miestas, kuriame nuo vaikystės gyvenu, tai nepaprastai daug metų. Yra ir Klaipėda, tai mano miestas. Aišku, jisai visgi mano gyvenime siejasi mano miesto gamtinė aplinka ir jūra, pajūris. Ir galima taip pasakyti, gamtinės aplinkos, gyvenamosios aplinkos, mano ir kitų žmonių kokybė. Klaipėda čia, kaip aš sakau, vis dar ieško identiteto, vis bandoma jai priklijuoti visokių etikečių. Čia iš kultūrinės pusės buvo ir kultūros uostas, ir kiti, kaip aš atsimenu, neapsikentę Klaipėdos specifinio gyvenimo tempo, sako, pelkė, čia nieko nevyksta. Su kuo jums siejasi Klaipėda? Ta, ką jūs išvardinote, aš norėčiau dar pridėti, kad dažnai žmonės sako ne tik apie kultūros įvertinimą, bet sako, kad Klaipėda tai yra taršos miestas, kuris turi vieną iš pagrindinių Lietuvos miestų blogąją įtaką Kuršių mariom ir Baltijos jūrai. Tai yra jau labai, labai rimti dalykai. O dar tą, ką jūs pasakėt, vėlgi, jeigu mes įvertiname ir norime vertinti savo miestą, mes žiūrint kokiu aspektu. Visgi mes turime galvoti visą laiką ir apie aplinkos kokybę. O tai reiškia, ar vizualinė tarša yra, vizualinė tarša, suprantat, kas tai yra, pastatai, statiniai ir visa kita, ten negyvoja aplinka, sakykim, kokioj būklėje yra. Toliau. Triukšmo tarša, ar jinai yra, ar jos nėra. Oro tarša. Oro kvapai, arba kaip dabar Klaipėdoje pietiniai miesto dalyje žmonės visą laiką įvardina kaip dvoką, kaip smarvę. Ir patogumai, kurie yra susiję su ta aplinka, kurioje mes gyvename. Tai yra gyvenamoji aplinka, tai yra gamtinė aplinka. Negalime įvertinant Klaipėdos miestą, negalime nekalbėti apie miesto žaliąjį rūbą. Jeigu aš ten pasakiau kažką dabar neigiamų tokių žodžių apie žaliąjį rūbą, apie Klaipėdos kaip augalijos visą esamą situaciją, jinai nėra pati blogiausia ir galima net sakyti, kad mes turime pakankamai daug augalijos, konkrečiai medžių, krūmų, na ir kurie įrengiami gėlynai ir visa kita. Žodžiu, reikia mums visiems suvokti, kad įvertinant visą savo miestą, Klaipėdos miesto būklę, mes jokių būdų negalime pamiršti apie
gamtinę aplinką ir apie aplinkosauginę aplinką. Ir dar dedu gal ir tašką tą, ką aš pasakiau, tai yra klimato pokyčiai, kurie jau yra akivaizdūs. Galėsime apie tai irgi pakalbėti. Na, tai labai siejasi prie šitos temos, bet aš noriu pasidalinti, kad vis dėlto mano mėgstamiausia vieta yra Dangės upės vingis, kur yra ties botanikos sodu, dar tokia neurbanizuota vieta, kur mieste tokių vietų mes turime labai nedaug. Kaip apskritai pradėjot iš kur ta meilė gamtai? Kaip pamilot tą gamtą, kodėl rūpi jums jinai? Gerai, dabar jūs ką įvardinot apie Dangę, galėsim paminėti ir išmetus tą raidelę Danę tiesiog, kodėl. Bet jūs mane paklausėt, kodėl mano tas toks domėjimasis, kuris aktyviai tęsiasi nuo persitvarkymo sąjūdžio, nuo nepriklausomybės Lietuvos atgavimo laikų, 1990 ir dar metais anksčiau. Iki to laiko aš dirbau pedagoginį darbą. Ir beje, mano svajonė buvo pedagoginis darbas, aš įsimylėjusi buvau jį ir esu iki šiol, nežiūrint, kad esu baigusi Žemės ūkio universitetą. Bet dirbau 18 metų pedagoginį darbą. Ir dėsčiau pedagoginę mokyklą tada iki 2090 metų. Dėsčiau supažindinimo su gamta metodiką vaikų darželio būsimam auklėtojam, nes pedagoginė mokykla ruošia darželio auklėtojas. Be to, taip pat dėsčiau ir gamtos mokslus, ir biologijos lygiai taip pat kursą, jau čia vyresnių klasių moksleiviam. Ir po to man visiškai nesudėtinga buvo pereiti į tą tokį laisvės polėkį ir tą visą situaciją, kada Lietuva išsivadavo nuo visų tų sovietinio supratimo apie gamtosaugą, arba tiksliau visiškai jokio nebuvimo gamtosaugos, aplinkosaugos, pereiti į tą tokį didelį norą daryti tai, kas iš tikrųjų yra pakenkta. Konkrečiai, jeigu kalbėti apie lokalinius dalykus, ar ne, tai Klaipėdos miestą, kas yra pakenkta mūsų vandenim, tai konkrečiai jau turim 6 tvenkinius Klaipėdoje, bet Akmenos Danės upės visas baseinas, Kuršių marių, jūra. Kodėl mes nebegalime maudytis, kodėl žmonės nebegali ten maudytis ir kodėl kitų visokiausių problemų vėl galėsim pakalbėti ir apie biologinės įvairovės būklę, tai yra ne tik paukščiai, tai yra ir Kuršių marių žuvis ten esančius, jų kiekiai sumažėjimai. Tai mano tas visas susidomėjimas perėjo tai, kad su Žaliųjų klubų žvejonė, kuris buvo įkurtas Klaipėdoje 1989 metais, 6-7 žmonės buvom ten ir iniciatorius, jisgi reikia paminėti, tai Eugenijus Gentvilas buvo, tai matot, kiek seniai buvo. Ir su tuo klubu, vėliava galima sakyti, aš patekau į pirmos kadencijos deputatų sąrašą ir patekau į pirmos kadencijos tarybą Klaipėdos mieste, Klaipėdos savivaldybėje, tai 1990 metai. Buvo įdomu, reiškia, kad pirmiausiai vėlgi aš puoliau jau pasižiūrėti, kaip tame buvusiam vykdomajam komitete, kuriam vadovavo Lietuvos komunistų partijos Klaipėdos skyrius ir visą įtaką darė vykdomajam komitete. Koks buvo jo požiūris to komiteto ir visos veiklos mieste, kuriam vadovavo vykdomasis komitetas, ar ne, visiems klaipėdiečiam požiūris į gamtosaugą. Ir tada jau tie metai, 90-ieji, čia mano pirmieji mėnesiai pirmos kadencijos deputatų taryboje, aš pamačiau, kad nėra visiškai gamtosaugos skyrius, nebuvo tai yra.
Ir tada su mano tokia iniciatyva, kitų mūsų bendražygių irgi žaliųjų judėjimo klaipėdiečių iniciatyva įkūrėm gamtosaugos skyrių. Ir taip miesto taryba, kurie buvo, įsivaizduokit, dabar 31 tarybos narys tai yra, buvo beveik 60 narių ir jie balsavo visi, buvo konkurencija, bet mane išrinko ir aš tapau to skyriaus vadovę. Ir pradirbau 15 metų. Ir štai va tą aš jau ir pasakiau, kad mano visi tie tikslai, kad įsigilinti konkrečiai į visus taršos židinius, kurie yra, ne vien tik tai jūs paminėjot, Akmenos Danės upės baseine arba kitose miesto vietose, kad įsigilinti ir tuos taršos židinius įvairiausiais būdais šalinti. O tie įvairiausi būdai atsivėrė, įsivaizduokit, atsivėrė mūsų keliai ne vien tik į kažkokią Minską ar Maskvą. Dieve, mes pradėjom bendrauti jau nuo 90 metų su švedais, su suomiais, su danais. Toliau įstojimas į Europos Sąjungą ir atsivėrė ne vien tik didžiausi mūsų norai galimybės, bet ir finansinės galimybės. Ir štai prasidėjo mano veikloje didžiausi tie taršos židiniai, aišku, tada mažiau dar nebuvo kalbama apie klimato kaitos požymis, nebuvo tokie aštrus, tai buvo pramonė, miesto pramonė, ne, dėl to, kad visgi kaip bebūtų taip, Klaipėdos uostamiestis ir Klaipėdos pramonės miestas su galingom įvairiausiom pramonės įmonėm, apie kurių visą įtaką aplinkai galėsim pakalbėti. Bet dar prieš pereinant prie tų darbų ir visos tos ekologinės situacijos pas mus, kas yra net ir paprastam žmogui plika akim jau matoma, kas jau reiškia, kad yra stipriai pažengus tarša. Bet koks jūsų santykis su Danės upe? Jūs esat ją ištyrinėjusi nuo pat ištakų ir pristatinėjate visą ekologinę situaciją, visą baseiną, tiek iš geografinės, tiek iš ekologinės pusės. Tai koks tas santykis jūsų su ta Danės upe? Taip, dabar geras tas jūsų klausimas, ne tik mano turbūt santykis, bet visų klaipėdiečių. Mes niekur nedingsime. Kiekvieną dieną mes praeiname pro Danės upę, pro Biržos tiltą, ar ne? Mes negalime jos nematyti, mes negalime neužuosti jos kvapų, nematyti jos tėkmės ir visą tai, kas ten darosi. Bet štai visgi norėčiau pradėti nuo to. Kada mes pradėjom jau gilintis 90-ieji, 91 metai į Danės upės visą įtaką Kuršių mariom Baltijos jūrai, pirmiausiai reikėjo įvertinti visą Danės upės baseiną. Dabar būtinai aš turiu pasakyti. Mes turime įvardinti kaip baseiną, tai yra turinti upė dvigubą pavadinimą, kaip nekeista, Lietuvoje beveik 30 yra tūkstančių upių ir upelių, bet tokį pavadinimą yra vienintelis dvigubas pavadinimas. Dabar kodėl jisai toks yra? Ir kodėl dabar, žiūrėkit, man dažnai kas sako ir pataiso mano rašiniuose, kad aš rašau Danė. Nu kągi, tie pavadinimai, kadangi Danės upė nuo 17 amžiaus yra žinoma Danės upė. Yra žinoma, kad miestas senamiestis prie dramos teatro, jei konkrečiai imtume, ten buvo Danės žiotis, įsivaizduokit, 17 amžius. Ir tie visi tokie pokyčiai dėl to pavadinimo, jie visą laiką keitėsi ir visaip mes ten vadindavom, galbūt ir nėra baisiai jau tokia didelė nuodėmė, kad mes pasakom ir dangė, ne, man tai irgi asmeniškai siejasi su mano vaikystė, jaunystė tas pavadinimas, bet jau 1900, jeigu neapsiriksiu, 88 metais
buvo pasiūlytas jau čia ne vietos valdžios dėl Dangės upės įvardinimo kaip Danės upė, Akmenos Danės baseinas ir visuose dabar dokumentuose yra įvardinama, kad tai yra Danė. Taigi, dabar apie baseiną kalbėkim. Jokių būdų mes negalime kalbėti apie vien tik tai tą kokią atkarpą, o kokia ta atkarpa yra Klaipėdoje Danės upės. Ir iš karto kalbu apie visą Danės upės baseiną, Akmenos Danės upės baseiną. Tai 64 metrų ilgio upė, ištakos prie Salantų, tiksliau 7 kilometrai į pietvakarius nuo Salantų. Iš tų 64 kilometrų didžiausia dalis, apie 45 kilometrus, priklauso Kretingai. Apie 18 ar mažiau kilometrų priklauso Klaipėdos rajonui arba Gargždų savivaldybei. Klaipėdos savivaldybė nuo Žiočių, tai yra nuo Kuršių marių, dar aukštyn į Palangos pusę, už Tauralaukio tilto, tai yra apie 16-17 kilometrų priklauso Klaipėdai. Jeigu procentaliai įman, taip, tik 4% Akmenos Danės baseino priklauso Klaipėdai. O iš visas plotas Akmenos Danės upės baseino yra 580 kvadratinių kilometrų. Atrodo, ne tiek baisiai ir daug. Ką reikėtų dar pasakyti apie tą upę? Man patinka tie tokie žodžiai. Mes mylime tai, ką pažįstame. Ar ne? Čia gali būti ir žmonių santykiuose. O gamtoje tai ypač yra. Kuo daugiau pažįsti Akmenos Danę, kuo daugiau susipažįsti su beveik 20 Akmenos Danės intakais, intakėliais, jų pavadinimais, kaip Šlaveitė, kaip dar įvairiausių tų pavadinimų yra, kurie susiję tiesiog su įvairiausiais ir istoriniais tokiais prisiminimais. Tai tiesiog neįmanoma visos upės, neįmanoma neturėti noro, nesigilinti kiek galima daugiau į Akmenos Danės upės baseiną. Taigi, prasideda viskas nuo Salantų. Ir įsivaizduokit, dabar, kad įvertinti visus taršos židinius, reikia viską įvertinti viso baseino. Ir tai buvo padaryta. Tai buvo padaryta kartu su švedais, tai aišku jau praėjo apie daugiau kaip 15 metų, padaryta Akmenos Danės upės taršos mažinimo veiksmų programa. Įsivaizduokit, veiksmų programa. Yra šita programa ir jos pagrindu toliau pradėjo vykti kiti projektai. Tie kiti projektai tęsiasi su mano pabaigimu darbo savivaldybėje. Į užtarnautų poilsį, kai išėjau, pradėjau dirbti Klaipėdos universiteto jūrų tyrimo institute, kur nuostabus dirba irgi jūrų specialistai, jūrų tyrinėjimo, jūrų taršos mažinimo, troškimo mažinti jūros taršą ir Kuršių marių specialistai. Pradėjom kitus to Akmenos Danės upės teršimo mažinimo veiksmų programą. Toliau. Kas toliau atsirado? Atsirado, įsivaizduokit, šiuolaikiškas Akmenos Danės upės valdymas. Žiūrėkit, ką aš pasakiau. Šiuolaikiškas valdymas. Ne šiaip sau. Kažką susigalvojom, Klaipėdos savivaldybė, o štai galėtum irgi pakalbėti apie vandens autobusų įveiklinimą, ar ne, jie puikiai jau pernai tai įvyko, nors miesto tarybos deputatai įvairių partijų daug baisiai žadėdavo gal kokie 10-15 metų, kad įveiklinsim Danės upę ir va čia žmonės galės paplaukioti, pamatyti tą Danės upės pakrantės, bet visą laiką to, reiškia, ilgai nebuvo, galiausiai pernai tai įvyko. Bet kas skaudžiausiai man yra iki šiol, kad šitas vandens autobusas, elektrinis, ekologiškas, jisai plaukė nuo Meridiano, pradinė stotelė, įlaipinimo stotelė yra keleivių ir baigėsi prie Tauralaukio tilto. Tai yra 8,5 kilometrų.
Tai ką jūs gal man galite irgi pasakyti, kaip jūs galvojate, tai Danės upė baigėsi prie Tauralaukio tiltą? Tai net dabar sužinom, kad net Klaipėdos atkarpa nesibaigė prie Tauralaukio tilto. Taip, atsiprašau, teisingai, ačiū, kad mane pataisėt. Danės upės, Akmenos Danės upės baseino, Danės atkarpa nesibaigė čia. Jinai tęsėsi toliau už Tauralaukio tilto, dar mažiausiai apie tiek, kiek mes ją čia dabar ją plaukiojame, dar apie 8 kilometrus. Kažkodėl ten mes nenorim už Tauralaukio tilto dar paplaukioti, dar pakrantėm pavaikščioti. Žiūrėkit, ką aš pasakiau, kažkodėl nenoriu. Ten nėra tvarkos. Ten beveik nėra tvarkos šitose pakrantėse. Tai gal mes nenorim parodyti, bet aišku, ir vėlgi ne tie paprastai veikrinti tada. Bet mes privalome, mes visi, ir, pavyzdžiui, aš asmeniškai, dar tų projektų, visokių projektėlių yra, ir su moksleiviais miesto, bendro lavinimo mokyklom, kartu su moksleivių saviraiškos centru, kuris irgi puikių specialistų turi ir vykdom įvairiausius renginius. Vienas iš tokių yra moksleivių gamtosauginis forumas skirtas pasaulinei Žemės dienai paminėti kovo 20. Tai yra, pradėjome dabar tokį puikų irgi renginį rengti ir pernai jau buvo, tai yra tarptautinė medžio teisės diena, įsivaizduoja. Dalyvavo jau pernai spalio mėnesį, 20 dieną dalyvavo atvažiavę mokslininkai, arboristai iš Kauno, iš Vilniaus, net Seimo nariai. Tai ką aš norėjau pasakyti? Aš norėjau pasakyti, kad tas žinių skleidimas, ekologinis švietimas, tai yra nuolatinis darbas. Ir ne vien tik žiūrėkit gamtosaugai. Dėl tos informacijos komunikavimo visuomeniai dažnai savo autoritetą susigadina net ir rimtos organizacijos, sakykime, net ir Seimo įvairūs komitetai ar ministerijos. Dėl to, kad skleisti ir komunikuoti, aš ne vien apie ekologiją, žiūrėkit, dabar įvairūs yra ir tokie aktualūs, tai yra karinių miestelių įrengimas, ar ne, o čia šnekama dabar paskutiniam dienom apie Tauragės, Šilutės, apie kitų mūsų Lietuvos miestuose, kur vietas, kur galimai bus įkurti kariniai miesteliai, ne viską žmonės žino. Ir galbūt ir dėl to įpyksta, o gal net nereikėtų pykti. Ekologinis švietimas tai yra pagrindas. Ypatingai klimato krizės akivaizdoje. Pirmiausiai jį turi vykdyti Klaipėdos, konkrečiai, jeigu kalbam apie lokaliai, Klaipėdos miesto savivaldybė, aplinkosaugos skyrius. Klaipėdos miesto savivaldybėje dirba, kiek dirba? Jūs žinot, kiek dirba darbuotojų? Beveik 500, 470 atrodo. Ir aplinkosaugos skyrius 5 specialistai dirba. Ir ne vien tik aplinkosaugos skyrius. Yra dar ir miesto tvarkymo skyrius. Įjunkim mes ir miesto tarybos komitetus. Tai yra miesto tvarkymo ir aplinkosaugos komitetas. Beje, galbūt norėjau žodį pasakyti, kad čia mano iniciatyva jau prieš kokį galbūt, jau čia gal buvo prieš kokį 10-12 metų, kada miesto taryboje nebuvo aplinkosaugos komitetą. Ir tada mes su kai kuriais gamtą mylinčiais tarybos nariais, aš sakau, tai buvo prieš 10-12 metų, jie, tada tuometiniai tarybos nariai, padėjo įvardinti miesto tvarkymo skyrių su priedu ir aplinkosaugos skyrius. Tai va štai, aš tik tiek norėjau pasakyti, kad štai yra, reiškia tas, ne skyrių, atsiprašau, komitetas. Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje veikia miesto tvarkymo ir aplinkosaugos komitetas. Štai va. Tai vėl tiesiu tai, kad nepaprastai svarbu, pradedant aplinkosaugos skyriaus specialistais, vykdyti
maksimalią pastovią komunikaciją arba ekologinį švietimą Klaipėdos miesto gyventojams. Tai turi būti šiuolaikiškai, kvalifikuotai. Aš jau kai mes dirbome tada, kaip aš įsakiau, iš įvairių tų projektų, buvo galimybės skleisti, pavyzdžiui, buvo įkurta net ir, įsivaizduokit, Danės upės vandens naudotojų bendryje. Tarp kitko, aš buvau pirmininkė čia iš švedų pasiėmė visą šį. Tai va. Ir dabar viso šito nėra savivaldybėje. Nepaneigė mano tų minčių ir aš apie tai rašau ir pranešu savo tokias mintis dabartiniam miesto merui. Ir aišku, vyksta tokie teigiami pokyčiai, bet švietėjiškas darbas į tą, ką jūs sakėt, kad žmonės nežino, ar ne? Jo. Iš kitos pusės, nu kągi, nežino, tai nežino. Nebūtinai ten, kaip sakoma, kiekvienam atnešti į namus kažkokį laiškelį, kaip prieš kažkokius tai kažkokius rinkimus, partinius rinkimus ir kad perša save koks nors delegatas norintis patekti į savivaldybę, ar į Seimą, ar kitur, atnešti kažkokį laiškelį, parašyti, kad va va tokia situacija. Ne, mes patys irgi privalome domėtis. Mes privalome domėtis, nes pripažinkit, kad štai mes dabar, ne, per socialinius tinklus, Facebooką konkrečiai, galime skleisti tas žinias. O Facebooku pripažinkim, kad netiek daug ir naudojasi žmonių. Aš, pavyzdžiui, jiem pritariu. Dėl to, kad ypatingai, sakykim, pagyvenę žmonės, yra puikiausios informacijos, kurią gali jisai gauti nebūtinai paėmės ir visą laiką turi rankoje laikydamas mobilų telefoną ir autobuse važiuodamas, ar gatvė einant, ar per perėją gatvės, kaip eina žmonės irgi su mobiliu telefonu, bet jisai gali gauti tą informaciją iš radijo laidų. Yra puikios radijo laidos ir žinių radijas, ir Lietuvos radijas, galų gale ir televizijos įvairiausi kanalai, nebūtinai visų žiūrėti, ar ne. Galų gale ir internetas. Galima puikiausiai susirasti bet kokią temą, ne, kuri yra aktuali priėjus prie interneto. Tai va, tokie. Noriu pertraukti. Gerai. Apie tas informavimo priemonės. Viskas yra labai gerai, mes galime pasiūlyti miestiečiui per kur nori ir kiek nori tų žinių, jeigu tai nebus tokia drastiška žinutė, kaip buvo su Grige arba visas judėjimas Klaipėda smirdi, jeigu miestietis neturės santykio su gamta, su miestu, su Danės upe, nu jam nerūpės. Jisai praeina kiekvieną dieną ir jisai net nesusimąsto, kokia yra ta ekologinė situacija. Tai kodėl, iš kur tas rūpestis pas jūs? Kodėl jums rūpi? Kodėl jūs ramiai negalit praeiti? Gal irgi dėl to, kad jūs turit tą asmeninį santykį su miesto gamta, su Danės upe? Dabar galbūt aš galėčiau ir taip atsakyti, kad man dėl to rūpi, kad kitiem nerūpi. Išėjus į užtarnautą poilsį iš Klaipėdos savivaldybės, pirmiausiai vėlgi galvoju apie tą ekologinį švietimą. Nes dirbant man aplinkosaugos skyriaus vadovė, buvo nepaprastai daug dėmesio skiriama ir skyrėme ekologiniam švietimui. Aš nežinau, gal klaipėdiečiai prisimena. Pavyzdžiui, kaip paminėdavo Klaipėdos visuomenė pasaulinę žemės dieną. Eidavo demonstracijos per miestą. Su žemės vėliavos rankose nešimu. Yra iki šiol ir ne tik nuotraukos, tai yra galima atrasti ir internete. Ir kviesdavom miesto svarbiausiuose
aikštėse, teatro aikštė, atgimimo aikštėje, miesto merai keldavo pasaulinę žemės vėliavą. Tai puikiai diena yra, nes tai yra pavasario ekvinokcija, lygiadienis, ar ne? Bet štai labai gera proga tą dieną, kai tik pakvies žmonės, ar ne? Ir pagalvoti, tai kas čia dabar darosi? Ar čia tik tai Lietuvoje tai? Ar ir globalinė kažkokia problemas tai yra? O kodėl mes nesimaudome jūroje? O kodėl mes mažiau matom žuvėdrų nuėję prie jūros? O kodėl, pavyzdžiui, prie Molo, Melnragėje atsirado net mašinų stovėjimo aikštelės, Vėtrų gatvėje, bet dviračių pastatymui nėra vietos. Ir štai visokios tokios tie klausimėliai, net ir per tokius miesto renginius, ar ne? Iš tikrųjų, aš kalbu apie tai, kaip miesto savivaldybė, reiškia, mes dar bandydavom veikti ir rasti būdų, kaip skleista informaciją, ekologinį tą švietimą vykdyti. Taip, bet ir tada nutariau inicijuoti tokios nevyriausybinės organizacijos Žalia banga įkūrimą. Atsirado, puikių žmonių atsirado. Ir aktorių buvo, ir atsakingos dar pareigas užimančių aplinkosaugos darbuotojų. Mes inicijavom ir jau beveik 20 metų, kaip šitą turinti juridinį statusą asociacija Žalia banga ir funkcionuoja. Tai va, tai tokie dalykai. Dabar toliau, ką jūs paminėjot? Lygtai iš tikrųjų, kaip ir visas Lietuvos gyvenimas, ekonomika, kultūra, visi politiniai dalykai visą laiką eina tik teigiamą linkme. Sakykim, tikrai kylame į viršų, esame ES nariai, esame laisvi, esame tikrai stipri jau demokratinė valstybė. Ir visi šitie dalykai gamtosauginiai aiškiai gerėjo ir lygtai gerėja ir dabar. Pirmiausia, reiškia, kokią galimybę buvo pagerinta situacija, kai jūs klausėte, tai Klaipėda pramonės įmonių miestas. Jūs galite įsivaizduoti, jeigu ant Danės upės kranto nuo Liepų gatvės, kokį šitą atkarpėlį, gal kokie bus 3 kilometrai iki Žiočių, 9 pramonės įmonės funkcionavo. Jūs esat jaunas, gal nežinote, buvo toks galvaninių elementų fabrikas, Sirius, įsivaizduokit. Čia, tai vietoj, kur autobusų parko dabar dar yra bendrovė. Ir tie galvaniniai elementai, suprantate, ten ir švino buvo, ir mangano, ir viską gamindavo, galvanizacijos įvairūs cechai. Ir tas nuotekas, vandenimą prašau, kaip aš sakiau, Danės upės vandens naudotojai. Nieks nekreipdavo dėmesį, jie naudojo tą vandenį, pavyzdžiui, tas Sirius, jau čia buvo prieš 25 kokius metus, ir tą visą nevalytą vandenį leido į Danės upę. Ne vien tik tai. Medžio apdirbimo įmonės, Klaipėdos mediena, taip, Klaipėdos baldai, bet aš einu prie to, reiškia, ir sakiau, kad visą laiką einam ekologiniu požiūriu irgi aukštyn. Ir priežastis buvo vienintelė, kad atsirado finansinės galimybės gauti, pavyzdžiui, dalyvauti Europos Sąjungos skiriamuose projektuose. Ir tada įrengsi tokius valymo įrenginius, įrengsi tokį projektą, kuris mažina ir vandens taršą Danės upės, tai ir oro taršą, gauni tuos pinigus. O jeigu ne, atėjo laikas, kada pradėjo sakyti apie tai, kad nebepirkim mes Siriaus tų galvaninių elementų, kurie užteršia ne vien tik Jono Kalnelio tvenkinį, mirtinai užteršia. Buvo išvalytas 1992 metais. Bet nebepirkim tų visų jų gaminių. Štai va, ir kiti būdai visi privedė prie to, kad iš tikrųjų
kai kurios užsidarė, pavyzdžiui, tos iš tų 9, kurias paminėjau, ir kitos įmonės, pavyzdžiui, reikia paminėti Klaipėdos baldus, iš tikrųjų praktiškai Danės upės vandens nuotekom neteršia. Išskyrus yra kitas aspektas, tai yra nuo teritorijų šitų įmonių, Klaipėdos ten vadinasi šiek tiek kitaip dabar ta įmonė, ne? Ir vis tiek nuo jų teritorijų tas nuotekos, reiškia, ne visada valomos, į nuteka į Danės upę. Tai dabar į tas gerėjimas toks vyko akivaizdus visur, pavyzdžiui, dėl nuotekų valymo. Čia nėra toks paprastas dalykas. Bet žiūrėkit, dabar mes galim, aš norėčiau, jeigu jūs mane paklaustumėt, o kaip su tom nuotekom, kurios išteka iš mūsų namų, iš mano buto, iš jūsų buto. Kai mes viską ten išpilame į klozetą ar į savo kanalizacijos vamzdžius, kaip čia viskas yra. Ir to nuotekų tas valymas yra įstatymas. Jisai skamba taip. Lietuvos Respublikos savivaldybėse geriamo vandens ir nuotekų valdymas vykdo jį vykdo miestų savivaldybės. Įsivaizduokit. Bet tame įstatyme yra punktelis, kad turi galimybę savivaldybės ir gali tą padaryti, įpareigoti kitą asmenį. Kalbėkim konkrečiai apie Klaipėdą. Klaipėdos miesto savivaldybė, kuri turi vykdyti šitą įstatymą, tarp kitko, net tik prieš keletą metų pataisė savo sutartį su bendrovė Klaipėdos vandenimis, sakau pataisė, sukonkretino, pagerino dar, ir yra numatyta, kiek Klaipėdos miesto, kaip Klaipėdos vandenys bendrovė, kaip jinai turi vykdyti Klaipėdos nuotekų valymą. Iš tai dabar artėjo prie to jūsų klausimo Grigeo. Nu kągi, čia yra sunkiausias dalykas. Pirmiausia dėl to, kad tai, kas įvyko 2020 metais sausio 9 dieną, kada sužinojom, kada paaiškėjo, kad įmonė Grigeo anksčiau dirbo ir funkcionavo jos vietoje Minijos gatvėje celiuliozės kartono kombinatas, kuris buvo maksimaliai jo tarša sustabdyta. Pasirodo, niekas netikėjo, kad Grigeo net 7-8 metus šitą įmonę, nevalytas nuotekas, beveik nevalytas nuotekas, leido į Kuršių marias. Nuo tos dienos mane apėmė toks ekologinis nerimas, aš sergu dabar, susirgau tokią ligą, kurios diagnozė yra ekologinis nerimas. Tai yra visiškas įrodymas, kad pas mus ir Klaipėdoje ne viskas tvarkingai, atsakingai, nuoširdžiai, profesionaliai prižiūrima gamtinė aplinka. Prieš pereinant prie tų taršos šaltinių, aš dar noriu paklausti, jūs pradėjot vardinti tą pramoninę dangę. Bet aš noriu dar paliesti tą asmeninį santykį su upe. Kokią iš jaunystės, iš vaikystės upę atsimenat? Kai dabar, nes visi maudas, net ir kai yra pastatyti ženklai ir dabar, nors ir negalima, bet aš maudžiausi, dabar matau, vaikai maudosi prie upės ir šiauriniai miesto daly net yra tikrai vaikų, kurie dažniau maudosi Danės upėj negu Baltijos jūroje. Tai kokią tą jūs upę atsimenat ir koks tas asmeninis santykis su ta upė jūsų? Tai aš pradžioje mūsų pokalbį aš užsimeniau, kad savo vaikystėje mes šokinėdavom nuo Biržos tilto, įsivaizduokit, nardydavom, ten pakankamai tas aukštis didelis, jo, ir plaukiadavom. Tai buvo kiti laikai, sovietinė visa politika, visa šita
atnešta iš sovietinios, iš visų, visų tų sovietinio mąstymo, mentaliteto, ta visa priežiūra vandenų, jinai buvo tokia, kad pasiekė tą tokį blogą laipsnį palaipsniui. Ir iš vis, suprantat, kaip yra, vanduo yra stebuklingas. Vandens telkiniai, atsiprašau, ir vanduo stebuklingas. Negalim mes be vandens gyventi turbūt ilgiau, kai 2 kokias dienas ar 1 dieną jau augalija ir gyvūnija, taip pasakyti. Bet, suprantat, ir taip sugeba, net jūros telkiniai, vandeninai sugeba patys apsivalyti. Bet ateina toks laikas, žiūrėkit, lygiai taip pat kaip ir su žmogum, ar ne? Jeigu ten mes tik tai turim kažkokią, tai, sakykime, negalavimą, susirgimą, kažkokią nemalonios, ten kažkokius persišaldymus, sakykime, dar kažką, mes galime juos susitvarkyti, jeigu nėra jie tokie platus, dideli, sudėtingi ir svarbus, įtaka blogą ar kokią darančių mūsų organizmui. Ir lygiai taip pat ir vandeninai vandenys. Ir Danės upė lygiai taip pat daugelį metų jinai funkcionavo vargšelė, kaip aš sakau, ir buvo ir vėžių labai daug. Ir jo, bet paskui matot visi tie teršalai, kurie iš viso Akmenos Danės baseino. Nepamirškit, kad Kretingos rajonas irgi nėra kaltas. Paimkim ir žemės ūkio visą tą sistemą. Paimkim dar mes ir ten ir pieno kombinatas funkcionavo. Dar įdomiausia, iki šiol, reiškia, yra problemų su paprasčiausiais verslininkais, kurie vykdo cheminių rūbų valymą, sakykime, ar ne? Nes viskas šalia, tai kažkoks tai akmenos jau sakau, Kretingoje šnekant, intakėlis ten, kaip jie sako, ai, koks čia griovelis, nesvarbu, kad čia į tą griovę pateks, o pasirodo tas griovys siejasi puikiausiai ir su Danė, ir su Kuršių mariom, viskas atiteka. Tai va, ir matot, palaipsniui gavosi va, tokie dalykai, kada atėjom į tą laiką jau, ar ne, kada buvo padėtis jau pakankamai sudėtinga ir jau reikėjo, atsirado galimybės, ar ne, kai tik tai nepriklausomybės tas metas, kada galėjom jau tuos visus taršos židinius mažinti visokiausiais būdais, reiškia, ne visokiausiai būdai, tai įvairūs projektai. Dabar, žiūrėkit, dar ką jūs paklausėt, o čia toks pakankamai yra diskutuotinas klausimas, vis tiek maudosi. O vis tiek, reiškia, ten įlipa į vandenį visą kitą. Pirmiausiai tai. Ir vėl mes, žiūrėkit, mes priėjom prie to žinių, ekologinių žinių, gamtosauginių žinių turėjimo apie savo kiemą, apie savo gatvę, apie savo miestą, apie savo valstybę, apie savo tėvynę, apie savo jūrą. Kokios mūsų yra tos lokalinės žinios? Kokią įtaką turi globaliniam ir atvirkščiai, kokios tos globalinės žinios mums svarbios globalinės žinios, ką mes galėtum pritaikyti lokaliai. Reiškia, jeigu gali maudytis upėj, kuri yra užteršta, Danės upė, kurie eutrofikacijos procesas, nuodijimas, eutrofikacijos procesas arba žydėjimas vandens, pamatysi, dar 1-2 savaitės, o toj pat gali prasidėti, negali, o prasidės Danės upės eutrofikacija. Pernai 3 mėnesius beveik, birželio pabaiga, liepa, rugpjūtis, Danės upė nuo Biržos tilto iki Liepos gatvės buvo uždengta sluoksnių įvairiausių augalų. Tai yra eutrofikacijos požymiai, kada suveši įvairūs vandens augalai, pakrančių įvairūs ten meldai, kaip mes sakom, kiti augalėliai. Ir jie auga, nuo ko jie auga? Jie auga nuo tų maistmedžiagių arba, galima sakyti, cheminių medžiagų, kurios jos patenka per cheminės medžiagas, patenka, jaučia kaip tarša,
Tai yra azoto, fosforo, mangano, įvairios trąšos. Žmonės gi žiūrėkit, kaip savo daržus tręšia, kad geriau augtų, ten kokie pomidorai, ten burokėliai kokie. Ir tas eutrofikacijos visas faktas dangė yra. Tai yra mirties zona, po to dangčio, sakykime, to viso sluoksnio. Jisai gali būti įvairus, gali būti 5 cm, 10 cm. Jisai uždengia viską, nepatenka deguonis, įsivaizduokit, užsidenkime savo veidą, stipriai, ar mes galėsim kvėpuoti? Kiek gali žuvelė, slėkeliai kažkokie, ir bebriukai, ir bebrai Danės pakrantėje, oi, tie nenaudėliai, bet jie ten yra. Ar gali išgyventi kas nors gyva, tada, kai jisai negali kvėpuoti? Žuvo viskas. Danės upėje žuvų beveik nėra. Žvejų ant kranto, aš stebiu, einu prie Danės kranto, jeigu sutiksi per visą sezoną, 1, 2, 3, jeigu dar ką nors pagavęs ten, ačiū Dievui, daugiau jų nėra, tų žvejų, dėl maudymosi. Ir aiškiai užrašytos lentelės, ir irgi netoli botanikos sodo, iškabinta lentelė. Danės upė užteršta, maudytis draudžiam. Tai įrodo, ne vien tai, kad aš kalbu, ar tai jūs sakysit, tai įrodo Danės upės ilgalaikiai stebėjimai, 20 metų daugiau vyksta. Monitoringas Danės upės jį vykdo ir atsako už jį. Ir jį nevykdo, o valdo, sakykime taip, Klaipėdos miesto savivaldybė, su pakankamai dideliais finansais, nes reikia mokslininkų įvairių, kurie sistemingai ima mėginius, tyria, laboratorijos reikalingos, specialistai, ane, ir pateikia nuolat kiekvienas galit savivaldybės tinklapyje pasižiūrėti, kokia yra situacija Danės upėje. Aš galiu pasakyti, jinai yra bloga. Vertinimai tokie yra. Yra gera, patenkinama ir bloga. Reiškia, vykdantis specialistai šitą monitoringą, per brūkšnelį stebėseną, galime sakyti, nuolatinė Danės upės stebėsena, Akmenos Danės upės stebėsena, jie naudojasi visais tais reikalavimais, kurie yra numatyti monitoringo projektų vykdyme. Tai aš pasakiau, tie 3 įvertinimai. Danės upė šiuo momentu yra įvertinta kaip blogos būklės, kaip blogos situacijos, blogos vandenų kokybės. Tokia būklė yra. Užrašytas lentelės. Maudytis negalima. Negalima maudytis. Eikim dabar prie to. Reiškia, nesidomi žmonės, o kodėl, kurie nori maudyti, kodėl negali, jeigu jau jie kažką žino. Gerai, tegul pasiskambinu į savivaldybę, arba gal lengviau būtų į Facebooką, į kitus socialinius tinklus. Tai kodėl aš negaliu maudytis, aš negaliu maudytis. Ir tai bus toks jums papasakojimas, tą, ką aš pasakiau. Kitas dalykas. Yra daug, galime sakyti, daug atvejų, kada žmonės ne tik susirga po to maudymosi, bet ir susižeidžia fiziškai. Kas tie per susižeidimai? Pirmiausiai, Danės upės dugno valymo procesą vis žada pradėti. Vis žada valyti tą dugną, valyti. Dabar tie vandens autobusai, kurie plaukioja, tarp kitko, jiem trukdė vandens autobusam, kadangi jie elektriniai, puikūs, ekologiški, nedrumčia daug vandens, jiems stabdė eutrofikacijos visas tas faktas. Ir aš pati plaukiau, buvau šitam vandens autobuse, kada vairuotojas stabtelėjo. Tai pernai buvo rugpjūčio mėnesį. Tai sakau, kodėl jūs stabtelėjo? Pasirodo, stabtelėjo dėl to, kad negali praplaukti. Įsivaizduoja? Negali praplaukti dėl to, kad yra
sluoksnis, reiškia to visų žolių tokių ten. Dabar toliau, tie žmonės, dėl dugno viso to. Ko tik tame dugne nėra. Taip, jau čia buvo senokai, sakykim, dirbau savivaldybėje, nutarėm valyti Danės dugną, pasižiūrėti, žinot, kokioje vietoje? Liepų gatvės pabaigoje. Čia prie to tilto, iš Liepų gatvės, kur yra per Danės upę tolyn. Yra irgi faktai, yra įrodymai visi. Dabar ką ten atrado tie valytojai? Atrado taip. Dviračiai, padangos, baldai visokie, ypatingai daug plastikinių baldų. Matyt, buvo patogu, atvažiuoju su automobiliu prie to tilto, stapteli, hop, meta į tą vandenį. Įsivaizduok, ko ten nebuvo. Dabar toliau, su tom visom šiukšlėm, kurios buvo ištrauktos, kada valymas vyko prie Meridiano, aš sakau, čia buvo seniau. Prie Meridiano, ten žinot, kas buvo? Ten buvo čiut ne metro sluoksnis butelių, ne tik plastikinių ir stiklinių. Ten buvo sluoksnis lauko baldų išmestas. Štai, į dabar einam prie to, kai jūs sakot, maudosi, neria. Ir kur neria šitas žmogus? Ir pirmiausia, jisai, jeigu tar šokas, pirmiausiai gal kojos pasiekė tą dugną, o jeigu galva. Ir štai, tokie yra dalykai, kad susižeisti galima labai greitai, susirgti, užsikrėsti įvairiausiom kitokiom įvairiom lygom, Danės upėje maudytis negalima. Tai apie tos taršos šaltinius. Jau šiek tiek palietėm pramonę, bet taip pat labai svarbu ką jūs pasakot, kad labai daug priklauso ir nuo mūsų pačių, nes mes labai dažnai, yra žiniasklaidoj, čia ypač labai gražiai, kaip jau minėjom, tas Grigeo atvejis viską parodė, kiek dar nežinom kitų taršos šaltinių, nesusimastom, bet to asmeninio indėlio, to aš nėra, čia jie teršia. Tai kokie yra pas mus namuose tie taršos šaltiniai? Ryškiai aiškėja. Nebegalime naudoti tokių žodžių, tokių pasiaiškinimų. O kas čia priklausys nuo manęs vieno, jeigu visi teršia, jeigu Grigeo teršia? O kasgi čia nuo manęs priklausys, jeigu pramonės įmonės teršia? Šitie žodžiai, jie dabar yra neatsakingai pasakyti ir mes turime 21 amžius su įvairiausiom žiniom apie ekologinę situaciją. Aš kalbu ir lokalinė prasme, ir globalinė. Su įvairiausiom žiniom apie klimato krizę. Su įvairiausiom žiniom apie oro taršą ir su įvairiausiom žiniom, kam, kaip užteršia mano automobilis, kuriame aš sėdžiu, kuriame sėdi mano šeimos nariai, sakykime, 3 žmonės ir visi 3 po automobilį turi. Jie šitų dalykų ir visas šitų žmonių elgsena ir jų poveikis aplinkai, tą, ką aš pasakiau, jų dar daugiau, jie turi būti žinomi. Kaip galima visiškai nereaguoti pavyzdžiui, net ir į tokius dalykus, sakykim, pietinė miesto dalis Klaipėdoje, čia daug Facebook'e rašo ir Seimo narė Ligita Girskienė čia bandė beveik 4 metus padėti gyventojams, nes ten vienmandatinėje apylinkėje išrinkta yra, kad tą smarvę sutramdyti. Žiūrėkit, nėra jokių, beveik nėra jokių rezultatų. Bet dabar žiūrėkim kitas dalykas. Jeigu ta smarvė, dvokas, sklinda, sakykim, iš kurios nors įmonės,
Aš kol kas apie Klaipėdos vandenys, nuotekų valyklą, jie daro dabar viską ir kviečiasi ekskursijas, rodo žmonėm, kaip čia viskas yra, čia pakankamai kiti dalykai yra. Bet yra dar daugybė įmonių, žiūrėkit, visas Šilutės plentas ir toliau visą tą laisvos ekonominės zonos ten tos įmonės, kurios yra daug tų įmonių, ten toj teritorijoje, čia į Dumpius važiuojant į Liebartus, ar ne? Ten dirba žmonės. Ir jeigu tie darbuotojai žino, kad jos įmonė, iš jos įmonės eina šitas smarvė ir jisai vis tiek ten dirba, arba jisai nepasako, kad štai žiūrėkit, aš sužinojau ir pamačiau, tarp kitko apie Grigeo dabar tie dalykai tokie išaiškėjau, tai vat, kad tas žmogus pamatė, sužinojo, kad ten sugedę yra tie valymo įrenginiai, kurie valo, neišleidžia į orą tų teršalų, jie yra senai sugedę, jų nieks netvarko ir dėl to tas smarvė išeina iš tos įmonės. Ir tas žmogus ten dirba. Tai kaip jūs galvojat, kodėl jisai tyli? Ar jisai nėra nusikaltėlis? Važiavom į Norvegiją. Čia prieš kokį gal 12-13 metų, Klaipėdos savivaldybė organizavom Klaipėdos miesto ekologų specialistai, jie dabar yra aplinkosaugos pramonės įmonių aplinkosaugos valdymo yra specialistai dirba, ekologų, grupelė, apie 6-7 žmonės, važiavom į Norvegiją, buvo galimybė pasižiūrėti, kaip pramonės įmonėse esančios šalia Oslo, didelio miesto, ar neturi poveikio miesto įtakai, pavyzdžiui, oro taršai. Ir ten, jeigu taip trumpiau, reiškia, buvome baldų fabrike mes ir apžiūrėjom, reiškia, visą kitą. Ir jūs įsivaizduojate, ką mums pasakė. Reiškia, apibendrino viską. Sako, įsivaizduokit, yra viena bėda, kad mums trūksta žmonių. Sakom, kaip čia jums trūksta tų darbuotojų, visą kitą. Tik, sako, ateina, kuris nors ir pamato, kad mes šiek tiek teršime orą, arba dar kažkokiam būdu, reiškia, neapsaugoma į aplinką patenkančių teršalų, jie išeina. Į dar plus paskelbė viešai. Ar jūs prisimenate, kad po Grigeo buvo toks momentėlis neilgas po Grigeo įvykio 2020 metais, jau čia šiek tiek vėliau, metų pabaigoj, buvo toks gal kokį mėnesį tęsėsi tokia akcija, kad iki parduotuvė Maxima ant visų tame skyriuje esančių tualetinio popieriaus paketų buvo užrašyta Grigeo gaminys, jisai užteršia Kuršių marias. Ką tai reiškia? Reiškia, nepirkit to. Ar prisimenat šitą, ką aš sakau? Tai puiku. Boikotas. Jo, ir galbūt ir klausytojai tą žino. Tai suprantat, kaip yra. Reiškia, nuo mūsų, aš vedu prie to, kad nuo mūsų priklauso viskas. Toliau konkrečiau. Jūros tarša prasideda tualetuose. Mūsų būta, jūsų, mano būta tualete. Ką mes išmetame į tualetą? Per vamzdynus viskas teka 100 ar 200 kilometrų iki Dumpių, iki valymo įrenginių, bet yra tokių atliekų, tokių teršalų, kurie iki šiol yra nevalomi ne tik Lietuvoje, tai farmacinės atliekos. Įsivaizduokit, vaistai, farmacinės atliekos. Pasirodo, Klaipėdos universiteto jūrų tyrimo institutas kartu su švedais, vokiečiais, lenkais, aš dalyvauju šitam projekte. Išsiaiškino, kad mūsų Kuršių marių, Baltijos jūros vandenys. Ir ne vien čia visoje Europoje tokia problema yra, bet jinai mažesnė. Žuvyse yra vaistų. Ir tie vaistai, tai vadinasi mikroteršalai, jie atitekėja iki valymo įrenginių, jų kol kas neįmanoma išvalyti. Tai yra labai labai sudėtingi dalykai. Tai yra mikroteršalai. Tai turi būti nauji valymo metodai, tarp kitko apie juos kalbama ir jie bus. Bet mes, įsivaizduokit, tas vaistų perteklius, kurį mes susikaupiam namuose, mes jų nevaldom. O jūs gal pasakysit, kad jūs irgi nežinote, kad senus vaistus galima atiduoti į vaistinę? Tik
Labai neseniai pamačiau šitą akciją ir kad būtent atsirado specialios vietos vaistinėse palikti, tuos nenaudojamus pasenusius vaistus. Tai ir įsivaizduokit, ir ta jau informacija teikiama visokiausiais būdais. Mes asmeniškai per šitą projektą su moksleiviais, su socialiniais darbuotojais, pavyzdžiui, socialinės rūpybos centre, su bendruomenėm pagyvenusių žmonių ir per kitus socialinius tinklus. Ir dabar galite atrasti ir interneto Klaipėdos universiteto jūrų tyrimo instituto tinklapį. Suprantat, kaip yra. Ir negalima krautis tų vaistų, kurių mes nenaudojame, namuose kažkur laikyti, dar išmesti į tualetą. Tas perteklinis vaistų naudojimas, čia jau kita tema. Beje, galiu konkrečiai pasakyti, kiekvienais metais Lietuvoje yra surenkama apie 15–16 tūkstančių kilogramų pasenusių vaistų. Galbūt įdomu ir klausti, tai kur juos reikia dėti, kur deda vaistinės? Sudeginti. Yra tik viena išeitis, juos degina. Degina Kaune, yra atliekų deginimo įmonė, ten, žodžiu, tokie dalykai vyksta. Tai dabar mes į tą savo tualetą išmetam tos vaistus, išpilam kažkokių iš buteliukų, kažkokie gal buvo vaistai ten, akių gydymui, ar ten dar kažkokie likutis, o kur man dėti, va, tai dar aš gerą dalyką padarysiu, tą stiklinį buteliuką nunešiu į stiklo konteinerį, ne, bet aš čia išpilu į klozetą. Toliau yra kiti dalykai, tie perteklinis vaistų naudojimas po žmogų, nu jau čia medicininė pusė, nenoriu ten per daug liesti viso tai, pereina per žmogaus organizmą, per šlapimą ir išsiskiria ir irgi išteka į tą mūsų klozetą. Tai yra įrodyta, kada kartu, kaip aš sakiau, su šito projekto partneriais, suomiais, vokiečiais, lenkais, buvo paimami nuotekų iš ligoninių, mūsų Klaipėdos net ligoninių nuotekų, kuris kanalizacijos šulinys yra arčiausiai ligoninės, paimtas mėginys ir jis ištyrimas buvo, ne taip paprasta ištirti. Tarp kitko, žinot ką? Ta mėginį reikėjo vežti į Švediją, į Kristianštato universitetą. Ir ten buvo padaryti tyrimai. Kol kas pas mus irgi, reiškia, čia yra, tie yra mikroteršalai. Jo, bet ateina laikas, pas mus būt galima jau tai atlikti. Tai einu prie to ir atsakau jum, nuo mūsų pačių labai daug kas priklauso. Ir čia galima vardinti. Toliau, aš net neįsivaizduoju, kaip galima reikalauti šeimai, sakykime, gyvenančiai pietinėje miesto daly, kur daugiabučių namų, reikalauti šeimai, kurioje yra 3 žmonės, sakykime, ir 3 asmenys, ir jie visi turi po automobilį, jie reikalauja, kad ir protestuoja, kodėl mes neturime vietų savo automobiliam pastatyti. Jie reikalauja. Daro dabar šitą mūsų savivaldybė, vykdo tai. Bet kokią sąskaitą reikia vykdyti? Aš net nežinau, tai kokią sąskaitą. Tai reikia pašalinti želdinius ar kažką. Bet aš einu prie to. Klaipėda. 150 tūkstančių gyventojų. Iš jų 35 tūkstančiai senjorų. Dar pridėjus ne vieną 10 tūkstančių moksleivių. Atrodo, netoks jau didelis miestas. Kodėl moksleiviam, gimnazistam, jau sakykime 12-okam, reikia važinėti į savo gimnazijas su automobiliu ir reikalauti iš tėvų, kad 18 metų gimtadienių proga jam nupirktų automobilį, tėvai vykdo tą. O kur dviračiai yra? Kur yra dviračiai?
Aš nežinau, vat aš ir jum atsakau, kodėl mes taip elgiamės. Tai ką, mes nebuvom kitose Europos valstybėse, nusakykim, ypatingai tose Skandinavijos šalyse. Ar kas nematė Danijoje, kiek važinėja su dviračiais, kiek važinėja Švedijoje, o Suomijoje? Kame dalykas yra? Taigi, prie progos vėlgi noriu tiesiog priminti, atėję mokslo metai mokyklose, kad negalima toliau delsti dėl bendro lavinimo mokyklose, dėl dviračių takų, dėl dviračių pastatymo vietų neįrengimo gimnazijose prie mokyklų ir prie mokyklų pastatų. Tos visos dviračių saugojimo vietos turi būti šiuolaikiškos, modernios, galbūt atvažiavęs moksleivis norės palikti net kokiai dienai, ar 2 dienom tą dviratį, jam galbūt kokių reikalų išeiti, atvažiavus ir jau su dviračio vakare po pamokų išėjus be dviračio. Visą tą reikia netidėliotinai daryti. Ir oro tarša 80% yra užteršta mūsų automobilių, kuriais mes važiuojame, važinėjamės, išmetamomis dujomis. Suprantat? O visa tai, kas yra? CO2. Šildo orą. Štai ir sušildė. Taip, kad jau šią vasarą mes turime suvokti klimato pokyčiai, klimato krizė katastrofiškai artėja dėl to, kad mes patys sušildome atmosferą ir tie visi dalykai, kurie vyko pas mus paskutinį mėnesį, kad mūsų vasara tokia naktį 16-17 laipsnių, dieną 25 ir 30 ir tai, kad vasara prasidėjo mėnesį anksčiau ir Liepos sužydėjo ne Liepos mėnesio, o birželį, kad šermukšniai žydi dabar, kurie yra rudens krūmai žydintis. Visa tai įrodo, kad mes kiekvieną privalome prisidėti prie to. Būtinai. Ir nesakyti tai, kad aš nieko negaliu padaryti. Mes dar grįšim prie Baltijos jūros situacijos ir taršos, bet kadangi palietėm klimato taršą, labai svarbu yra, žinoma, ta asmeninė atsakomybė, bet ar neturi būti santykis? Kartu, jeigu dirbsime, bus suinteresuota valstybinės įmonės, savivaldybės įmonės, nes kaip yra, kodėl tose Skandinavijos valstybėse važinėja su dviračiais. Nes vienas dalykas yra patogiau negu važiuoti su automobiliu, kitas dalykas buvo suinvestuoti didžiuliai pinigai, suformuoti teigiamą įprotį, ko pas mus viskas yra palikta savieigai. Jeigu naktį iš miesto renginių vasarą į šiaurinę miesto dalį, kitaip negu su taksi arba pėstute nėra kaip grįžti. Nes viešasis transportas nevažiuoja, nes jam neapsimoka, nes yra tuščias, nes nėra suformuotas teigiamas įprotis pas žmonės, kad jūs galite, važiuoja jums viešasis transportas, kad jūs galėtumėte palikti automobilių namie ir jums būtų patogu grįžti. Bet tai teigiamą įpročio formavimą. Taip, iš karto galiu ir tęsti tą jūsų mintį. Aš sakiau apie dviračių pastatymo, saugojimo vietas prie bendro lavinimo mokyklų, prie gimnazijų, prie progimnazijų. Žiūrėkit, tai čia negali prisidėti to įpročio formavimo pedagogai ir mokymo įstaigos, savivaldybės švietimo skyrius. Ką padarė savivaldybės Klaipėdos švietimo skyrius, kad prie mokyklų nebūtų plečiamos automobilių stojimo vietos gimnazistam, o būtų įrengtos puikios, patogios dviračių moksleiviam ir mokytojam atvažiavusiems su jais stovėjimo vietos. Ką padarė? Tai čia ir yra ta, ką jūs sako.
vienas dalykas. Dabar žiūrėkim kiti dalykai. Tie dviračių takai Klaipėdoje, dabar toliau girdžiu, jau čia irgi jie formuojami ir plečiami visą kitą. Bet niekada dar taip nebuvo, kad mes turime visišką teisę sieti žmogaus kultūringumą, žmogaus suvokimą, kur kaip elgtis su ekologinio kultūra. Sutinkat su manimi? Aš atsiprašau labai, bet iš tikrųjų aš nenoriu bendrauti su tokiais žmonėmis, kurie gamtoje elgiasi nekultūringai. Ir tai čia yra ekologinio kultūra. Menkas pavyzdys. Pajūris. Melnragė. Pernai rudenį kartu su licėjaus mokytoja viena jos iniciatyva buvo. Rudeniop pabandė įsiaiškinti, kiek nuorūkų buvo palikta rudeniop, čia toj pat po visų dar ir sezono laiko, tai buvo spalio mėnuo, kiek nuorūkų galima atrasti pajūryje, pliaže, Melnragėje, ne? Yra metodika, tarp kitko Klaipėdos universiteto jūrų tyrimo institute yra mokslininkai, kurie dirba tarptautiniuose projektuose, tyrinėja visą tai. Koks kiekis dar yra, sakykime, nepavojingas jūrai nuorūkų palikimas, kokiu būdu jas galima surinkti, pašalinti, visą kitą. Ir dabar dėl tų nuorūkų, reiškia, tie moksleiviai dar taip pat, tarp kitko, labai puikiai yra Klaipėdos jūrų kadeto mokykla, jau gimnazija, pirmieji abiturientai šiemet gavo brandos atestatus šitoje gimnazijoje. Ir šitos kadetų mokyklos ir licėjaus mokyklos mokiniai kartu su pedagogais bandė rinkti pagal tą atskirą metodiką, tam tikrame atstume, kiek tų nuorūkų galima atrasti, visą kitą. Iš tai, ką aš jums noriu pasakyti dabar. Ir kaip jūs galvojate? Tai ar kultūringa, ar mąstantis, kultūringas žmogus, kultūringas lietuvis, mylintis jūrą, suvokiantis, kad jau mažiau paukštelių atskrend prie jūros, kad dažniau yra visokiausių tų dumblių ir išmetamų žolių į jūros pakrantę, į toj Melnragėje ir kitur, kai nebegalima, ne visada dar gali į tą jūrą švariai lipti, kad jisai palieka nuorūkas. Ar taip sunku sužinoti tam pipkoriui, kuris trūko visą laiką? Kada aš žiūriu įvairiuose parduotuvėse, prie kasų, didžiausi tie stendai su cigaretėm ir ant kiekvieno pakelio yra užrašyti pakankamai ten įdomų žodžiai. Aš tiesiog juos, buvo momentas, kai aš studijavau, kad ten, jeigu nenori vėžių susirgti, tai tu nerūkyk ir ten dar visokiausių kitokių tokių baisių nuorodų, ne? Tai ar negali suprasti tas, kuris rūko, kad ne tik jam tas yra kenkia sveikatai, bet yra kitas dalykas, kad toj nuorūkoje cigaretės yra apie 50 cheminių medžiagų visokių. Kodėl negali pasidomėti, tai galbūt nebūtinai iš karto žinoti. Jį pasirodo, toj mažoj nuorūkoje yra net švino ten. Aišku, ten 0,0 miligramo jie visą kitą kiekiai. Bet patekusi vieną nuorūką į jūrą, vienam kvadratiniam metre vandenį per keletą metų, jeigu jinai ten visą laiką patogiai juda ir maudosi kabutėse, jinai užteršia iš tikrųjų labai pavojingai vandenį. O jeigu jų tūkstančiai, o jeigu jų milijonai, tarp kitko yra žinoma, kiek surūkoma yra, aš bijau dabar čia tiksliai sakytos skaičius, bet jau čia milijonai, kiek milijonai surūkoma cigarečių Lietuvoje ir kiek tų nuorūkų, reiškia, irgi yra paskaičiuota. Dabar, aišku,
Tai aš jum ir atsakau, reiškia, tai kaip reikia išauklėti tuos žmonės? Ar tėvai nemato, kad vaikai rūko? Ar nemato pajūrė gulintis, besideginantis, besiilstantis žmogus, kad šalia guli dar 2 žmonės ir jie rūko ir kad jie tą cigaretę mandagiai kabutėse užkasė į smėlį. Ar jisai pasakė, ką nors, ar jisai įspėjo to žmonės? O gal jisai kitaip pranešė, gal jisai gelbėtojam pranešė, kad žiūrėkit, ateikit, pasižiūrėkit. Šitie žmonės teršia jūrą, žudo žuvis, žudo paukščius. Tai va, tai dabar aš jum ir sakau tai, kad mūsų tas visas poelgis, jisai turi protingo žmogaus, homo sapiens, turi būti suvokiamas. Ir tos tradicijos, jeigu jos yra sukūriamos ir jos nenaudojamas tų gerų tradicijų ir vėl kažkokie tai būna priekaištai ir valdžiai įvairiom organizacijom, bet aš noriu pasakyti tai, kad čia vėlgi, aišku, čia daug dar galima ir kalbėti, tas visas valdymas miesto, aplinkosaugos valdymas, tai nėra vien savivaldybės reikalas, bet iniciatyva turi išėti iš savivaldybių. Ir iš tarybos narių, tos, kurios mes rinkom, kurie prisižadėjo, davė priesaiką. Siūlau pasiskaitykit, kaip skamba, sakykime, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario duota priesaiką. Pasiskaitykit. Ten yra visiškai puikių žodžių, kuriuos mes kartais galėtumėm ir priminti, ar jie tą daro, galbūt ir daro. Dabar valdymas, taip, savivaldybė, pirmus smuikų groja. Toliau įstatymai. Puikiausiai įstatymai yra ir tobulinami, kurie konkretina, pavyzdžiui, želdinių priežiūros, Lietuvos Respublikos želdynų priežiūros ir tvarkymo įstatymas. Yra ES direktyvos, kurios yra aproksimuotos, paaiškinsiu tą žodį, jos yra pritaikytos, suderintos su Lietuvos įstatymais. Dėl šiuolaikiško vandens telkinių baseininio valdymo. Ir jūs žinote, ir mes žinome, kad kiekvienam įstatyme, visuose punktuose, ypatingai jau pačioj pabaigoje yra parašyta, kas atsakingas, kas už nevykdymą atsakingas. Lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, kiekvieno darbuotojo, kuris tai bedirbtų, taip pat ir savivaldybėje dirbančio darbuotojo funkcijose, pareiginė instrukcijoje yra nurodyta, ką jisai turi atlikti, ne? Ir yra žinoma, kad jeigu jisai neatlieka, vėlgi, kokios gali būti nuobaudos jam. Taigi, įstatymai yra daug jų ir jie atitinka, reglamentuoja visas veiklas dėl mūsų gyvenamosios aplinkos kokybės. Tai galbūt staigiai išvardinsiu. Tai pirmiausia eina oro taršos reikalai. Apie įstatymus kalbu. Yra oro taršos, ne? Vandenų priežiūros ir tvarkymo, nuotekų tvarkymo įstatymai. Atliekų tvarkymai. Mėlieji. Atliekų tvarkymai. Naujos, moderniškos kabutės atliekos, talatai, plastiko atliekos. Jau yra, jos ne tik tai jau žmogaus organizme, įsivaizduokit, atsiradę plastiko. Ir žuvyse taip pat. Toliau, kalbėkim, kokie yra įstatymai. Želdinių priežiūros įstatymai, ar ne? Ir jeigu einant dar smulkin, aš čia išvardinau klimato reikalai. Visas tas formatas klimato priežiūros irgi sueina į labai valdomus ir svarbius, jau valdomus, siūlomus įstatymus, apie kuriuos jau šneka, žiūrėkit, 10 dienų praėjo nuo Lietuvos prezidento inauguracijos dienos,
Gitanas Nausėda, ką jisai kalbėjo? Jisai suspėjo pasakyti trumpoj savo kalboj ir apie klimato kaitos krizės požymius. Ir problemas. Ką pasakė ES vadovė, jau išrinkta, patvirtinta, Uršula von der Leyen. Jinai irgi kalbėjo apie klimato kaitos problemas. Ką pasakė Amerikos prezidentas, kuris balotiravosi ir dabar vyksta įvairūs ten pokyčiai Amerikoje, irgi kalbėjo apie klimato kaitos problemas. Tai prie ko mes einam dabar? Tai ką, mums čia lietuvėliai gal reikia abejoti, kad mums šito nereikia daryti. Tai dabar vėlgi aš einu prie to, apie ką mes šnekam, kad tas valdymas eina iš savivaldybės, ane, bet jisai įstatymai, ir dabar kas tuos jau įstatymus valdo? Tai yra sistema, vyriausybė, Lietuvos aplinkos ministerija. Aplinkos ministerija turi savo valdymo formatą, tai yra departamentas, aplinkos apsaugos departamentas prie aplinkos ministerijos, funkcionuoja Vilniuje. Šitas aplinkos apsaugos departamentas, jisai turi savo padalinius kiekvienoje savivaldybėje. Kiek jų Lietuvoje yra? 60. Klaipėdoje. Nepamirškit, Klaipėdoje funkcionuoja Klaipėdos miesto aplinkos apsaugos valdyba, kuri atstovauja Lietuvos valstybės aplinkos ministerija, valdyba su aplinkos apsaugos agentūra ir su aplinkos apsaugos inspekcija. Birutės gatvė 16, ten jų yra pagrindinis pastatas ir buveinė. Ir štai nuo jų labai daug kas priklauso. Ir kaip nekeista, savivaldybė yra paklusni turi būti jiem. Šitos organizacijos, kurios aš paminėjau Klaipėdoje aplinkos saugos, jos turi teisę bausti savivaldybę, pavyzdžiui, dėl nuotekų netvarkymo, ne? Dabar kitas dalykas, pramonės įmonė. Pramonės įmonė turi turėti savo integruotos taršos prevencijos leidimus, kurie irgi įstatymiškai yra numatyti, jie turi pasiruošti juos. Ir kaip jie vykdomi, juos kontroliuoja tos organizacijos, kurios aš paminėjau, ne? Bet ir savivaldybė. Savivaldybės aplinkosaugos skyrius. Irgi turi žinoti, ar iš tikrųjų, pavyzdžiui, tas Grigėjo, kodėl jisai nevykdė savo tų visų įstatymą, ne? Žodžiu, apie tą kaltinimą, kad mes kaltinam, kad nepadarė kažkas, kad tokia betvarkė yra, sakykim, kaip dabar dėl, sakykim, tų kvapų, dėl tų dvoko esančio pietinėje miesto daly. Čia nebūtinai dabar turi žmonės toj pat galvoti, kad va, štai va, turi čia kažkas ten, galbūt net ar ten kažkokios tai organizacijos, kurių jie, pavyzdžiui, ne kiekvienas žmogus gali žinoti. Savivaldybė. Į savivaldybę reikia kreipti. Tai yra savivalda. Savivalda valdo visą miestą, Klaipėdos miesto savivaldybė. Ir nuo jų pradėjo. Dar trumpai apie tuos Baltijos jūros žydėjimus, tos eutrofikacijos procesus. Kokia ta situacija yra? Tai to pasiekoje yra aišku, reiškia, kad teršalai patenka į Baltijos jūrą. Beje, prie Baltijos jūros 8 valstybės, ES valstybės, 8, taip? Toliau. Daugiau kaip 200 upių iš tų valstybių kartu, čia
baisu kalbėti ir apie to Kaliningrado visą įtaką, į kurią negalim visiškai reguliuoti jų ir dabar turėti kažką tai tokio naudingo, kad pakeis situaciją. Apie 200 upių išneša savo įvairiausius teršalus. Bet daugiausiai tie teršalai išeina iš, sakykim, ten galbūt, bijau pasakyti, ten iš Lenkijos, bet ir iš Lietuvos mūsų, Danijos upiai irgi reiškia, ne? Tai va, tai dabar ta eutrofikacija reiškia, priežastys jos yra žinomos, aišku, per tą visą 30 metų nepriklausomybės dabar mūsų atgavimo ir funkcionavimo, tai yra labai daug kas padaryta. Nepamirškim, kad laivai atplaukė, pavyzdžiui, Klaipėdos naftos įmonės, visokie tanklaiviai, jie išplaudavo savo triumus, suprantat, reikia išplauti jūroje, Kuršio mariose, ten prie kranto Baltijos jūroje, įsivaizduokit, naftuotos, visokius ten tos savo triumus, va, viso to senai nėra. Jo, bet įvairios katastrofos ir naftos įsiliejimai visokie. Ir Klaipėdos, net ir mūsų Danės upėje, suprantate, aš kai tik chronologinę tvarką išdėstau kiekvienų metų pabaigoje, stebiu visus metus, tą dariau 2022-2023 metais, kiek per metus pateko į Danės upės teršalų, kokiu būdu jie pateko, kokie tie mūsų visi išleidėjai, tie visi vamzdžiai yra. Jo, ir dėl faktai tie visi yra žinomi ir net taip paprastai jie yra sustabdomi. Aišku, tas, kas buvo, yra žymiai jau kiti dalykai, bet kita situacija žymiai geresnė. Bet dabar ką mums reikia daryti? Žiūrėkit, žuvų kiekiai sumažėja. Paukščių skelbia mūsų ornitologai, Klaipėdos, tai yra puikus jūrų tyrimų instituto ornitologai, ir jie skelbia, kad apie 50 daugiau procentų yra vandens paukščių sumažėja. Ką tai reiškia? Tai pirmiausiai, kad ir maisto nėra, ar ne, kad ir visa ta vandens tarša. Taip, dabar toliau dar yra tragedija, tą, ką mes jau šnekėjom apie, tas ir tas pliažuose išmestos visos atliekos, aišku, jos nepatenka, jas galima valyti į nuorūkas ir visą kitą, visas tas paplūdimys, pavyzdžiui, Lietuvoje 90 km eina, ne? Jo, ir dar didžiausia bėda, kad sužinojom jau porą metų naujieną, baisi naujiena. Naujos kartos šiuolaikiški teršalai, ftalatai, plastikas. Tas plastikas, suprantate, antiek pavojingas žuvyse. Ir jau yra faktai, kad žuvų ne tik sumažėjo, o dar jų visokios ligos. Žuvis aklos, žuvis be žvynų. Tarp kitko, galit pakalbėti ir su Klaipėdos žvejais. Pabandykit, kurie atvirai kalbės, jie irgi gali pasakyti, kad yra buvę, kad jie matė, kad pagautos žuvis buvo be žvynų visiškai, įsivaizduokit. Jos, reiškia, pasmerktos žūčiai. Ir tie ftalatai dabar, visi tie plastikai, viskas mūsų rankose. Labai sudėtinga, aišku, sudėtinga. Tai, kad čia dabar vieną maišelį ten už 1 centą mes užsimokam ir mažiau nusiperkam, čia dar nedaug ką reiškia. Bet viskas čia dabar irgi mūsų rankose yra. Mūsų rankose, kad jūros visą tą taršą vis tiek negalime sakyti, kad mes nieko negalim padaryti. Konkrečiai klaipėdiečiai, tai Danės upės tarša. Danės upės visą taršą ir visą baseino valdymą vykdyti galima, yra nauji įstatymai, tai yra įkurtas vakarų Lietuvos 7 savivaldybių, tarp kitko, įeina į Kretingos ir Klaipėdos rajonas, aišku, ir Klaipėda, dar plius Šilutė, bet mums ko reikia, kiekvienos Danės baseino savivaldybių, yra vadovaujantis įstatymų, jau prieš 4 metus yra įkurtas
ne komitetas, kolegija vadinasi, šita vakarų Lietuvos arba Klaipėdos regiono valdymo kolegija. Šitos kolegijai vadovauja mūsų meras, Klaipėdos meras, ir yra visos galimybės dabar tartis, kalbėtis, ar ne, kalbėtis su kitų savivaldybių merais, kaip būtų galima visiškai maksimaliai daug kas padaryta, dar sykį maksimaliai mažinti upės taršą, kuri turi įtakos Kuršių mariom ir jūrai. Dabar jokių būdų, aišku, negalima vien tik apie tai kalbėti. Nes jūs klausėt konkrečiai dėl Baltijos jūros. Žiūrėkit, Kuršių marios. Ja. Kiek laivų yra? Laivų yra į Kuršių marias, bijau paminėti, išeina apie 30-40 išleistuvų. Išleistuvai tai yra vamzdynai, kurie atplukdo vandenis ir iš Klaipėdos nuo Klaipėdos miesto gatvė. Ne, nuo Klaipėdos miesto gatvė. Įsivaizduokit, tokie kiekiai yra. Reiškia, viskas tarpusavį susiję, jūros taršos mažinimas yra susijęs su nuotekų tvarkymo miesto gatvėse. Mūsų gyvenamųjų vietų, tų teritorijų, kur nuotekos, pastebėkim, kur nuotekos ten susiranda lietaus nuotekos, kurios nuteka, ir viskas tvarkinga, ar jos išvalomos, ar jo potviniai. O štai va, klimato krizė sukeliami tie potviniai labai pavojingi, ir jau mes čia pergyvenome, ne? Pernai rudenį jau Klaipėdoje pakankamai buvo pamatyti tie potviniai, ne tik Danės upės vandens pakilimas. Va. Žodžiu, viskas yra pakankamai sudėtinga. Aišku, jau čia toks labai skaudus akcentas yra tai vykstantis karas Ukrainoje. Birželio pradžioje, žinote turbūt, kad į Kuršių marias, į Baltijos jūrą ir į Kuršių marias buvo suplaukę keletą NATO laivų, karinių laivų, NATO karinių laivų, čia galėjo žmonės, kai kurie klaipėdiečiai lankyti jos. Tai visa ta tokia situacija, visas tas, sakykime, toks ramybės nedavimas biologiniai įvairoviai, žuvelėm, paukščiukam, kurie ten gyvena. Įsivaizduokim, kad prie mūsų namuose visai kažkas vyksta, kažkoks triukšmas galbūt, ne visiškai toks jau baisiai blogas. Bet štai va, tie visi dalykai pasaulio, mūsų konkrečiai Europoje vykstantis tokie neramumai, kariniai neramumai, jie aišku turi nepaprastai didelę įtaką ekologiniai visai situacijai, nepaprastai pavojingi. Taigi, visgi turim būti optimistai ir esame optimistai dėl visų šitų situacijų ir ekologinio tokio elgesio, ekologinės kultūros mūsų elgsenoj. Mes iš tikrųjų be kažkokių ypatingų žinių mes jas turime turėti ir turime jas naudoti. Jau vienas iš paskutinių klausimų, bet ruošiantis pokalbiui aš prisiminiau tą posakį galvok globaliai, elkis lokaliai. Tai šiuo metu situacija yra iš vienos pusės nebloga, nes jaunimui aktuali yra gamtosauga, klimato kaita, bet jisai mato tai, kas vyksta pasaulinius judėjimus. Tai, kas vyksta iš už Atlanto ar kitoj Baltijos jūros pusėje. Ką mes galime padaryti, kad ta ekologinė situacija jaunimui rūpėtų savo aplinkoje, savo mieste ir kad jisai jaustųsi atsakingas ir jisai keltų tuos klausimus, kaip jūs tą darote, rūpintųsi jisai savo kiemo ekologiją, turiu omeny miesto prasme. Taigi, jūsų pasakyti žodžiai
mąstykim globaliai, elkimės lokaliai. Tarp kitko, šitas šūkis buvo naudojamas jau ir mūsų Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio, žaliųjų judėjimo pirmuosiuose žygiuose per Lietuvą. Pirmuosiuose žygiuose per Lietuvą. Žygiavo jau tada žmonės jauni, gal ir vyresni, kuriem nepaprastai rūpėjo vėlgi mūsų lietuvėlės gamta ir tas visas šūkis, jisai yra nepaprastai prasmingas. Ypatingai, žiūrėkit, jisai dabar dar kitokią tą prasmę įgavo. Kas tai yra lokali? Kas tai yra lokali? Lokaliai tai yra taip. Mano būtas su mano klozeto, kur aš nemetu vaistų senų ir šiukšlių jokių. Tai yra mano kiemas, kuriuome aš matau paukščius, aš galiu juos palesinti. Tai yra mano gatvė, kurioje matydama gal tokią netvarką, kurie priklauso savivaldybei, pranešu. Tai yra mano miestas. Mums turi rūpėti, kaip aš čia pradžioje paminėjau, vizualinė tarša. Nepaprastai svarbu, kaip aš elgiuosi aplinkoje. Mieste, kas supa mane einant gatve, kokie namai, ar negriūna koks pastato tinkas, ar nuo stogo koks gabalas ten, kokios statybinės medžiagos man neužkrys ant galvos. Tai toliau dabar mano miestas, kas svarbiausia jame, jūra, ta jūrinė kultūra, mąstymas, ane, apie tai, kad aš tikrai esu klaipėdietis, man šiek tiek daugiau, kaip, sakykime, Vilniečių turi rūpėti, ne, visą elgseną, jau mes tada žinom, aha, jūra prasideda, žiūrėkit, lokalinis mąstymas prasideda jau mano bute, ne, mano bute prasideda. Dabar Lietuva, ar man bus negėda? Kada per jūros šventę, kuri bus jau už 3-4 dienų, atplauks iš užsienio laivų, jachtų, įvairių, ne, svečių turėsim. Ar man bus negėda, jeigu jie pastebės mirusias žuvis plaukiojančias Kuršių marių pakrantėje? Tai va, žiūrėkit, ar man nebus gėda už Lietuvą? Tokie mūsų svečiai, kurie, tarp kitko, prieš porą savaičių vykogi Klaipėdoje buvo suplaukę ir Europos Sąjungos buriavimo varžybų, ne vieną 10 narių, kurie čia užplaukė tiesiog prieš savo visas europinę šitą didelę masto buriavimo varžybas į Klaipėdą. Ir aš vis pagalvojau, ar jie nematė Dangės upės, nepajautė Dangės upės kvapo smirdančio. Danė dvokė dažnai. Ar jie nepamatė, kada jų jachta stovėjo prie piliavietės mažojo uostelio, ar jie nepamatė, kad iš ten vanduo išnešė žuvusias, smirdančias žuvis? Aš galvoju apie tai. Kokia man bus gėda, nes jie kalbės ne apie Klaipėdą, bet jie kalbės apie Lietuvą. Štaigi, na, taip mažai, trumpai papasakojau, žiūrėkit, tą lokalinę mūsų elgseną, ne? Dabar toliau tą globalinę, ne? Mąstymas tas globalinis, iš tikrųjų, mes turime jau suvokti, kad kitos išeities nėra. Suprantame, kad pasaulis yra nedidelis, kad mes turime mąstyti globaliai ir turime visi kartu veikti dėl to, kad kas, bet klimato krizė, jinai yra svarbi
globalinė prasme, ne vien tik lokalinė. Ir pabaigai aš pasilikau ne apie ekologiją, aš pasilikau apie Dalią Žukienę klausimą, nes apie jūsų gyvenimo būdą, apie jūsų gyvenimo moto, nes jūs esate turėjusi skirtingų karjerų. Bet niekad su jumis gal ne visada ten tiem sprendimų priėmėjam, kaip aš sakau, buvo lengva, bet jūs niekad neprisitaikydavot. Jūs niekad niekam nepataikavote. Tai koks tas jūsų gyvenimo moto ir kaip jums pavyko va tą vardą, kad visi sakytų, kai užsimeni apie Dalią Žukienę, visi su pagarba žiūrėtų ir sakytų, kad tai žmogus, kuris dirba iš širdies, kuris nekilnoja popieriuko dėl to, kad jisai būtų pakeltas. Na, kągi, man priklauso pirmiausiai padėkoti ir aš nebūtinai taip jau viską, sakyčiau, vertinu taip save, kaip jūs pasakėt. Kažkaip tai, o štai čia, įdomus dalykai tokie yra. Man atrodo, kad mano tas šeimos auklėjimas, mano tėtukas, advokatas ilgametis Jurkus Juozas Klaipėdoje, įkūrė čia pirmiausiai notarinę kontorą, jau čia viskas, jau viskas čia mūsų toj Klaipėdoje buvo. Ir galbūt, kad aš formavausi šeimoj, kurie sukdavo labai daug įvairių teisininkų, tėvelio įvairių draugų ir man tokie visokie įstatymai, visokios ten taisyklės ar kažkas, tai mane liktai ten domindavo, liktai būdavo, reiškia, šeimoje dažnai pasakoma, kad, žiūrėkit, ir mokyklose dabar, kad moksleiviai neturi pažeisti taisyklių, ne, o čia, jeigu taip plačiau, tai čia yra teisinis dokumentas mokyklos. Ir galbūt tas visas šeimos toks auklėjimas manį suformavo tą tokį prisilaikymą to, kas galima, kas negalima. Aš galvoju, kad mes visi dabar, iš tikrųjų, mes turim prisilaikyti net ir mechanikai, sakykim, kokie tie mechanikai. Važiuojam dviračiu, privalom laikytis tos dešinės pusės arba konkrečiai to kelio, tų plytelių kitokios spalvos, kur reikia man ten važiuoti. Čia jau yra, ar ne, čia jau įstatymas, taisyklės. Aš mėgstu net einant gatvę, žinokit, kažkoks toks durnas įprotis, einu paprasčiausiai gatvę, aš jau einu tą dešinę pusę, neduok Dieve, kad aš neišeičiau į tą kitą pusę, aš stau, ne, man nepriklauso ten. Žodžiu, aš vedu prie to, kad tas toks noras vykdyti, tas, kas būtina, kas reikalaujama, jo manį buvo, plus, reiškia, tie visi meilė gamtai, meilė, reiškia, mano pedagoginiam darbui, meilė moksleiviam, kuriem aš perteikiau savo gamtos žinias, gamtosaugos žinias ir to savo gamtos mokslų, biologijos žinias, man buvo baisiai prie širdies ir aišku, dabar, reiškia, ten tokie visokie jūsų klausimėliai, aišku, pradėjau savivaldybėje dirbti, pirmiausiai, aš sutinku, aš neturėjau pakankamai kompetencijos, kaip mes ir visi, tuo labiau čia jau buvo prieš 30 metų. Ir žinot, aš ką įsiminiau nuo to. Ir tarp kitko, neminėsiu gal pavardžių, bet čia iš tų didelių pramonės įmonių direktorių, gal net vienas ar du, man sakydavo, Dalia, tu esi per daug kategoriška. Ir vienas direktorius pramonės įmonės, kuris vadovavo teršimui, sakykim, aplinkos, jisai man sakė, tu nepamiršk, kiekvienas kategoriškumas išplaukia iš nežinojimo. Įsivaizduokit, geri žodžiai, ne? Ir aš dabar
Aš iki šiol to žodžio dabar naudoju. Ir aš pastebėjau jau savivaldybėje dirbdama, vadovaudama viso miesto, sakykim, net gamtosaugai, ne, priklausė savivaldybei, pramonės įmonės, irgi gamtosauginiai reikalai. Aš pastebėjau, kad tas mano kategoriškumas, jisai geras buvo, nu tai koks gali būti nekategoriškumas, jeigu matai, kad iš vamzdžio teka naftos produktai. Viskas. Ir niekada šito nepraleisdavau ir tiesiai eini ir sakai, arba tvarkaisi, arba nesitvarkai. Taip, ir dažnai ten nuramindavo mane, sakydavo, tu nusiramink, visą kitą, viskas. Norėdavau tą tikslą pasiekti maksimaliai, žodžiu, galbūt per savo tą charakterį tokį, gal kartais ir griežtą, ir per griežtą, bet dėl tų, reiškia, žinių, tos savo kompetencijos, aš jau ne vienus metus suvokiau, ypatingai dirbdamas ES projektais, stažavausi ir Švedijoje, ir Suomijoje, visgi kaip bebūtų taip, Klaipėdos specialistai, mūsų specialistų, aplankėm ir Ispanijos Barcelonos savivaldybę, tikslai susipažinti su ten miesto aplinkosauga. Nekalbant su Airijos, irgi, reiškia, gamtosaugos visais jų ten įstatymais ir jų vykdymu. Toliau Amerika. Teko, važiavom 3 žmonės iš Klaipėdos į Amerikoje vykstančius. Čia jau buvo prieš 16 metų galbūt. Ten vyko Lietuvos žaliųjų išėjusių į valdžią suvažiavimas. Ir susikvieti čia rytų Europos, reiškia, dar Baltarusijos ten kažkas važiavo. Suprantat, ir kada pabūni, plus aišku, jau čia nekalba apie Suomiją, Švediją, kur tiesiog pažįsti konkrečiai miestus ir savivaldybės, bet jeigu pamatai, pavyzdžiui, New Yorko sąvartyną, ar ne? Jeigu pamatai, sakykim, Suomijos visą gamtosaugos tą politiką, arba Švedijos, ar ne? Ir jų specialistai atvažiuoja čia dirba. Visa tai privedė prie to, kad aš supratau, kad yra labai faina pasikonsultuoti. Suprantat, kaip yra? Yra labai gerai pasikonsultuoti. Aš iki šiol mėgstu irgi paklausti, o kaip tu galvoji? Kaip čia geriau būtų? Tarp kitko, aišku, ta konsultacija dabar eina ir per Google. Jo, čia irgi puikiausi konsultantai yra. Atsakymus gali gauti internete. Bet tas konsultavimas, jis man patinka su tai žmonėms, kuriuos aš vertinu, kurių yra nebūtinai Klaipėdoje, kurie yra ir Vilniuje, pavyzdžiui, ir Kaune, ir taip kitko net Švedija, irgi iki šiol dar galiu pasikonsultuoti. Va, ir visa tai, nu kągi, man tiesiog jau bent dabar man būtų gėda, jeigu aš net prie savo namų kažką tai sakyčiau, kad aš ten nesusitvarkiau žolyno, kad ten dar kažkas, man jau būtų gėda. Ir tas, kas čia vyko, ir ką man pasisekė padaryti, tai aišku, čia savivaldybė per projektus ES, per to žmonės visi, kurie dirbo savivaldybė iš ES atvažiavę. Turėjau tokių ir iš merų pagyrimų, kad sako, žiūrėk, va į tavo skyrių atvažiuoja daugiausiai vis tiek ekspertų gamtosaugos ir aš iš jų išmokau ir nemažai kas padaryta, pavyzdžiui, dėl Danės upės, tai iš vis čia kažkas, tai aš nežinau, kaip čia bus toliau, 20 metų ir daug kas nepadaroma, galima padaryti, pavyzdžiui, dėl želdynų tvarkymo irgi ir, jo, kadangi čia tie nuolatiniai darbai tokie, visą laiką juos reikia atlikti, jo, nu kažkas yra padaryta, aišku, bet nebūtinai man dabar aš kažką vėl čia turiu atlikti
kas yra kokios yra problemos, tiesiog tokios natūralios tos problemos. Nu jo, tas, kas įvyko, ką aš ten padariau, kaip aš sakiau, su daugybė patarimų, su daugybė žmonių, kurie specialistai, aplinkosaugos, vandentvarkos ypatingai, man buvo įdomu, aš išmokau, aš tas žinias aš dabar turiu, ir tarp kitko dažnai ir sakau, kad mano amžius dabar daugiau suteikia tokių galimybių, kad jeigu nori kas nors, jeigu kam įdomu, ir supranta, kad aš tikrai galiu šitoje vietoje pasakyti, kaip atrodo būtų geriau taip, arba mano kokią nuomonę, aš labai mielai sutinku, visiškai netrokšdama kažko tai tokių ypatingų gauti, nu, sakykime, ten įgaliojimą ar pareigų, ar jo. Bet dabar, ką aš noriu pasakyti, kad aš vėlgi galiu drąsiai pasakyti, kad Klaipėdos miesto savivaldybė, aplinkosaugos skyrius, jeigu pagal tą monitoringą, kaip įvertina Danijos upės monitoringą, ten tie 3 įvertinimai yra ne, kad gerai, vidutiniškai arba blogai, tai aš aplinkosaugos skyriaus veiklą vertinu blogai. Aš vertinu blogai. O kas įvyko su Grigeo, aš tai vertinu kaip ekocidą. Įsivaizduokit. Šitas žodis buvo paskleistas mano ir miesto čia spaudoje, žiniasklaidoje, kažkodėl niekas nepaneigė jo. Tai šnekant taip, kad dar kažkokią gal turiu pilietinę teisę, ne, visuomeninę teisę, ir kartu su savo bendraminčiais iš asociacijos Žalia banga yra puikiai veikia Klaipėdos piliečių sąjunga, piliečių asociacija. Ir man visiškai įdomu bendrauti su tais jaunais žmonėmis, kurie iš tikrųjų gilinasi į Lietuvos ne vien tik į kultūros paveldo istoriją, bet tos, kuriuos aš paminėjau, žmonės, jie domisi ir tokią, sakykime, istorinę, gamtinę istoriją Lietuvos. Nu tai dabar aš nežinau, nu ką, dabar aš taip jau dar turiu norą. Ir pabaigai aš visą laiką prašau palinkėti kažko žiūrovam, tai tam jaunimui kažko nuo savęs. Jo, tai dabar palinkėti, žinot, jūs pasakėte jaunimui. Aš šiek tiek analizuoju ir net šiek tiek, o pakankamai daug, analizuoju net ir tokias politinės veiklas jaunimo, norus įvairių žmonių, jaunų ir vyresnių dalyvavimo politikoje ir nepolitikoje. Ir aš vieną dalyką noriu palinkėti, kad viską, ką mes šnekam, ką visi šneka, visi, ką mes kalbam, turi būti pagrįsta argumentais. Ne ble, kaip sakė švedė mergaitė Greta Thunberg, kuri kovojo ir daug ką ištikojo dėl klimato pokyčių globalinių ir lokalinių, ne ble, bet iš tikrųjų argumentuotai, prieš tai įsigilinus ir labai atsargiai priimti tokią informaciją iš tokių žmonių, kurie pasakė neargumentuotai tai, kurių yra nuomonė nepagrįsta, bet kurie moka liktai įrodyti ir pasakyti, kad štai, va, taip kažkas ten matė, skaitė, visą kitą. Aš galvoju, kad štai va tie palinkėjimai turi būti. Aš manau, kad jūs mane suprasit. Pagrįsta argumentais, konkrečiai, galim pridėti tokio žodžio, kad nebūtų nei melo, nei išsigalvojimo. Aš manau, tą, ką aš kalbėjau, aš tai padariau. Ačiū labai, ekologė Dalia Žukienė. Ačiū.